Sveiki visi, tikiuosi laikotės gerai ir pasijungėt 6 valandai, paskyrėt savo šiek tiek asmeninio laiko. Tai kol visi jungiasi, tai pirmiausiai labas vakaras visiems. Mano vardas Imantas ir šiandien turiu labai įdomią temą. Tai greičiausiai dėl to ir pasijungėt, dėl šitos įdomios temos. Ir norėsiu parodyti šiek tiek apie SketchUp for Web. Ir iš tikrųjų labai įdomi tema. Ir nežinau, kiek turit patirties, to, kaip sakant, įsiaiškinsim. Pasileisim Polsą. Tai kaip visą laiką, nežinau, ar jums teko dalyvauti pas manęs webinare ar workshop'e, bet taisyklės labai paprastas. Tai klausiam viso workshopo ar webinaro metu, kad ir ką vedu, tai drąsiai. Turite dvi vietas, kur galima klausti, tai turite chatą ir turite Q&A dalį, tai kur patogu ten įrašot. Klausimai įvairūs yra laukiami, jeigu negalėsiu atsakyti čia ir dabar kažkokį didesnį, sudėtingesnį klausimą, tai galėsim ir po to, sakant, susisiekti atsakyti, bet šiaip iš esmės drąsiai rašykit, klauskit ir kaip sakant, kom galėsiu, tom padėsiu. Tai dabar trumpai, kaip sakant, užduosiu šiek tiek kryptį pačią webinaro. Tai iš esmės siūlau į šitą produktą pažiūrėti pakankamai paprastai. Ir čia ne tas produktas, kurį reikėtų mėginti lyginti su visais kitais projektavimo įrankiais, kaip pavyzdys su AutoCAD'u, su Revitu, to pačiu SketchUp'u pilnu. Čia visa esmė yra, kad pradėti darbuotis, pagauti mintį, pagauti darbo eigą, suprasti kryptį, pasižiūrėti, ar tinka apskritai aplinka ir veikimo principas, gauti pradinius rezultatus ir po to jau į kažkurią pusę augti. Dabar kam labai tinkamas reikalas? Iš esmės, pirmiausia, visiems 3D grafikos hobistam, visi, kas turi kažkokią irgi jau kryptį, interjero dizainas, architektūra, produkt dizainas, tam tikros inžinerinės dalis, ir visiems, kam reikia tam tikro 3D modelio. Faktas, jeigu tai pažiūrėsiu bendruomenę, tai šito produkto didžioji dalis bendruomenės yra viskas, kas aplink architektūrą, ir šiek tiek produktai, tai po architektūrą palenda interjeras, baldai, išplanavimai ir panašus dalykai, o produktai patys įvairiausi, bet vis tiek labiau paprastesni produktai, didelių išlenkimų padaryti čia paprastuoju būdiniais. Tai čia bendra kryptis. Dabar dar kol neįsivažiavom, aš noriu jums paleisti Polsą, truputį, kaip sakant, pagauti pulsą, kad suvokti jūsų lūkesčius ir kokia publika susirinko. Tai paleidžiu Polsą, jeigu nesunku, užpildom. Jeigu prieš pradedant turit kažkokių klausimų, tai drąsiai rašykite chatą. Iš karto galėsiu ir atsakyti. Dabar tiesa, kas norit, drąsiai galite pasileisti irgi SketchUp for Web, aš parodysiu, kur rasti ir panašiai, bet tie, kas turite noro ir galimybės, tai drąsiai pasimėginkite, kas sėdite prie kompo, irgi galėsite prie to pačio pasižiūrėti. Taip, pasižiūrim šiek tiek Polsą, kas vyksta, ar teko girdėti taip, tai daugumai ne, ok, ar naudojate pilną versiją, nenaudoju, bet iš manęs ok, panašiai. Architektūra, interjeras, labai gerai. Tiesa, žiūriu prie kokioj srityje dirbate, nemažai kas žymite kitas sritis. Jeigu nesunku, parašykit, kad šiek tiek irgi pajausti pulsą, gal reikėjo dar kažkokias sekcijas įtraukti ir jos buvo tiesiog neįtrauktos. Ok, iš karto matau chatas. Tai grafikos dizainas, pardavimai, pedagogika, kraštovaizdis. Realiai, visi kol kas parašėte, tai SketchUpas puikiai tinka. Beje, pats irgi SketchUpo, kadangi įvairius mokymus vedu, tai irgi ir pardavimams dažnai naudojamas softas ir tam pačiam kraštovaizdžiui visi atsirenka, visi iki tam tikro lygio, bet čia irgi labai įdomus reikalas. Gintautas rašo grindų šildymas 2D, tai čia išplanavimai grindų pasidaryti pigiai ir greitai labai gerai. Gerai, viskas. Daugiau mažiau, kaip sakant, pulsas aiškus.
Ok, tada spaudžiu užbaigti polsą, pasidalinu rezultatais ir galėsim važiuoti. Ok. Ok, tai pradedam važiuoti. Tai esmė yra tokia. Tai SketchUpas produktas yra Trimblo. Labai labai senai kažkada buvo ir Google produktas, tai Trimblas jį perpirko ir labai sėkmingai jį išvystė. Tai Trimble for Web, dėl ko šiandien susirinkom, tai yra naršyklės versija SketchUpo. Tai SketchUpas reiškia turi pilną versiją, reiškia galime ją parsisiųsti, instaliuoti tiek į Mac, tiek į Windowsus. SketchUpas yra for Web, tai reiškia naršyklėje. Ir atitinkamai dar SketchUpą turime iPadui. Tai vat, šiaip SketchUpas turi trial versiją, galite ir pilną versiją po to išsimėginti. SketchUp for Web yra absoliučiai nemokamas įrankis pasimėginti. Dabar geroji dalis yra tas, kad tenais yra dauguma įrankių, kuriuos rastumėt SketchUp'e. Tai reiškia, pati pradžia iš esmės yra vienoda. Tik po to, ko jūsų produktai sudėtingėja, produktai sudėtingėja, to jums daugiau bus norų ir galimybių. Tai va ten kažkur atsidursite jau tokioj kryžkelėj, kai SketchUp for Web gali nebeužtekti. Aš tas skirtumas labai parodysiu. Dabar pradėkime nuo to. Tai įsivedus tiesiog SketchUp for Web, pakliūtumėte tokį puslapį ir va čia yra mygtukas Start Modeling ir realiai jums iš karto pasileistų naršyklį. Dabar noriu tik vieną dalyką paminėti. Tai jeigu dirbate su Mac'u, tai naršyklė pasileis. Su Windows'ais pirmą kartą paspaudus irgi jums pasileis naršyklėje, bet po to, kai jau pasileisite, aš parodysiu papildomą tokį langą, Windows'ai, čia nuo 11 Windows versijos, jisai paprašys ir paklaus, o gal norite instaliuoti kaip Windows appsą. Jisai irgi tas pats nemokamas, tiesiog per Windowsinį appsą gali pasileisti. Realiai didelio skirtumo nėra, galite pasilikti browseryje, galite dirbti SketchUpo Windows app, bet čia vienas ir tas pats produktas. Prasme, nesusimaišykime. Vis tiek tai yra SketchUp for Web. Dabar pasispaudus Start Modeling, jums atitinkamai startuoja SketchUpas su tokiu paprastu interfeisu. Tai kaip matote, esu visiškai naršyklėje ir atitinkamai šiek tiek pasinagrinėkime, kas kur išdėliota ir ką mes čia galime rasti. Dabar tiesa, pirmą kartą pasijungus, jūs gali paprašyti sukurti Trimble ID, tai realiai turėti Trimble accountą. Tai tas absoliučiai nieko nekainuoja ir turėkite omeny, kai susikūrėte Trimble ID, jūs galite dirbti su SketchUp for Web, jūs galėsite pakliūti į modelių biblioteką, jūs su to pačiu accountu po to galėsite įsigyti patį SketchUpą arba kitus Trimble produktus, bet realiai susikūrėm to ekosistemui accountą. Tai dabar tie, kas jau yra matę SketchUpą, tai tikrai rasite krūvą panašumų, o tie, kas nematė, tai pristatau pačią idėją. Tai iš esmės labai paprastas įrankis, tai faktas didžiausia vieta užima mūsų projektavimo vieta, tai iš karto, palaukit, čia rašo Daiva, kad nesimato jūsų juodas ekranas nuo pat pradžių, ar yra visiems taip pat? Matosi, ok. Pamėginkite Daiva perkurti, ok, matosi, super. Tai daugiausiai vietos užima mūsų 3D erdvė, tai iš karto, ką mes ir matom, reiškia SketchUp'e, for Web, iš karto mes startuojam 3D erdvėje. Dabar kairiai pusėje yra mūsų visi projektavimo įrankiai, dešiniai pusėje yra visas mūsų projekto valdymo dalis. Tai dabar mano tikslas yra parodyti, kad per labai trumpą laiką galime gauti gerus rezultatus. Dabar iš karto keli mitai, kurie būna, kad pasižiūrint į tokią programinę įrangą atsiranda pastebėjimų, kad, pavyzdžiui, jinai netiksliai skaičiuoja, čia gali būti sketchas, negali būti pilnas detalus modelis ir panašiai. Tai atsakymas yra, kad jis yra ir gali būti tikslus, tai jis yra tikslus tiek, kiek tiksliai nubraižė. Tai ar čia centimetrų tikslumų, ar mikronų tikslumų, jis viską puikiai braižo. Tai kaip sakė, neapsigaukim to netokių komercinių stipriai interfeisų, jis skaičiuoja viską labai tiksliai, labai aiškiai. Tai per šį webinarą mes padarysim tokį vieną mažą projektuką, kad parodyti visą projekto kūrimo esmę. Kaip ir minėjau, kairiai pusė įrankiai, jeigu įrankių pritrūkstam, čia yra toksai tritaškis, pasispaudžiam, gauname kitų įrankių,
sakyčiau, visai nemažai. Beje, papildomai naujovė iš karto jau AI įrankiai yra integruoti. Tai reiškia, tam tikrus dalykus galim pasidaryti jau su AI. Dešiniai pusėje turime kitą interfeiso dalį, tai iš esmės gaunasi, kad čia yra viskas, kas susijęs su mūsų projektų valdymu. Dabar plačiaja prasme. Kaip pavyzdys, Entity Info tai yra visa informacija apie mūsų pažymėtą objektą, paviršių arba linijas. Mūsų outliner yra mūsų objektų sąrašas, po to, pavyzdžiui, 3D Warehouse atitinkamai yra mūsų modelių biblioteka ir panašiai. Dabar nuo ko reikėtų pradėti, tai jeigu mes startavom gražiai su naujų projektėlių, atitinkamai reikėtų susižiūrėti matavimo vienetus ir panašiai. Tai keli pastebėjimai, taip iš karto pasižiūrim. Dešiniai pusėje pačioj turime tokį dalyką kaip model info. Viečiai iš karto iš user interfeiso toks įdomus pastebėjimas, kai mes paspaudžiam, pavyzdžiui, ant model info ikonėlės, jisai iššoka, mums leidžia pasirinkti atitinkamai length, area ir panašiai. Bet esmė yra tokia, kad jį panaikinti reikia ant jo iš naujo paspausti. Jis pats nesusitraukia, reikia iš naujo ant jo paspausti. Tai model info, atitinkamai pasižiūrime length units, tai čia būtinai pasitikrinama nuo pat pradžių, kad dirbame su tvarkingais vienetais. Tai pasirinkime, noriu dirbti su milimetrais, po kablelio man skaičiaus nereikia, ir tarkim kvadratūrą mes matuosime atitinkamai, čia biškai žemiau, ir atitinkamai matuosim kaip pavyzdys kvadratiniais metrais ir po kablelio 2 skaičiai. Čia toks pradinis momentas, kad susitvarkyti, kad tvarkingi vienetai būtų. Dabar visas, kas susiję su vienetais, atitinkamai randame šitoj vietoj. Ir toks įdomus dalykas yra. Šitas laukelis dešinėje pusėje, kur dabar pažymėjus, kur yra measurements, čia visą laiką rodo, kai kuriam bet kokią liniją arba bet kokią paviršių informaciją apie tą kuriamą elementą. Ir labai įdomiai gaunasi, kad pilnoj versijai šita vieta yra nepaspaudžiama, nors SketchUp for Web ir iPad'e čia yra paspaudžiamas laukelis. Žiauriai keista, nes labai patogu paspausti, o pilnoj versijai kažkodėl taip ir to neįgyvenimo. Bendras pastebėjimas. Tai dabar pradėkime nuo paprasčiausio, tarkim, jeigu man reikėtų mini architektūrinį projektą pakurti, tai padarysiu tokį dalyką. Taip, čia gal visų klikų aš nesurodysiu, nepavyktų į tokį laiką tilpti, bet padarom štai šitaip. Taip, įsivaizduokite tokią situaciją. Mes turime paprastą paveiksliuką. Turiu paveiksliuką su išmatavimas. Tai dabar iš kur jų gavote? Jokio skirtumo. Kaip pavyzdys, ar jūs tiesiog nusiskanavote brėžinį rekonstrukcijos, turėjote seną brėžinį, ar jūs gavote PDF-ą, iš PDF-ą sugeneravote paveiksliuką, ar jūs tiesiog ranka pasibraižėte ir turite bendrą planą, kuriuo norėtumėte sekti. Ir čia jau prasideda geroji dalis, jeigu mes norime pasibraižyti projektą ir norėtume išlaikyti šitos matmenis ir realiai dirbti mastelėje. Pagrindinė mintis dirbti mastelėje. Ir jeigu kaip pavyzdys aš tą paveiksliuką tiesiog tempimo principu čia įmetu, jisai klausia, ką darom. Ir čia iš karto įrodo, kokius jisai 3D failus priima ir kokius priima 2D failus. Čia irgi iš karto pastebėjimas. Reiškia, net debiniai versijoje mes turime krūvą pasirinkimų, su kokiais formatais mes galime dirbti. Ir sakau, o davai kelkim šitą paveiksliuką kaip paveiksliuką, o ne kaip medžiagą. Paspaudžiu as image ir jisai man leidžia įdėti va šitą paveiksliuką. Dabar gausiu, aš įdėjau paveiksliuką, jisai faktas yra ne mastelėje. Tai pirmas žingsnis yra visą laiką susitvarkyti mastelę. Ir taip veikia beje ir SketchUpo ir pilna versija veikia tokiu principu. Ir šitoje vietoje, va čia kairiai pusėje yra liniuotė, ruletė ir aš, pavyzdžiui, matau, kad čia yra 1,80 m. Tai realiai man reikia bent vieno matmens, kad galėčiau pasikauti mastelį. Ir sakau, kad nuo šito taško iki šito taško yra 1800 enter. Jisai sako, mes keičiam mastelį, ar tu žinai, ką darai, kad čia keisis mastelis projektų ir panašiai. Sakau, jo, viskas gerai, keičiam. Ir dabar, kai pakeičiau, jeigu aš nubraižydžiau paprasčiausią liniją, va, tarkim, nubraižykim liniją ir nurodau kaitį, ir rašau 1,80, 1,800, ir atinkamai aš turiu tokią liniją. Tai reiškia, dabar šitas brėžinys yra jau mastelėje. Tai pirmas geras dalykas, reiškia, turint kažkokią medžiagą, aš galiu labai staigiai startuoti su projektu. Ir dabar kaip pavyzdys pasidarom pradinės sienas ir pasikurkime tos elementus. Dabar kaip pavyzdys
dvi darbo eigos yra galimos, viena yra su paklaida, kita yra be klaidos. Jeigu norime dirbti ir galime sau leisti paklaidą, aš galėčiau tiesiog šito vietoj braižyti stačiakampis ir juos įsikelti į 3D. Viskas bus mastelėje, bet aš įvesiu kažkiek centimetrų paklaidą, nes į paveiksliuko pikselius nepataikysiu. Bet jeigu man reikia dirbti pilnai pagal išmatavimus, man reikėtų realiai juos susivesti. Tai va, aš dirbsiu su paklaida dėl greičio, bet reikėtų minį, jeigu vestume kiekvieną matmenį, atitinkamai mes dirbtume labai tiksliai. Dabar susikuriu pagalbinės linijas, bet iš tos pačios ruletės paspaudžiu ant briaunos ir sakau, ok, man čia pagalbinė linija ir čia pagalbinė linija. Dabar pagalbinės linijos. Kas tai yra, kam tai reikalinga? Tai iš esmės gaunasi, kad mes greituoju būdu tiek nuo paveiksliuko, tiek nuo modelio mes galime kurtis pagalbinės linijos. Jos pagalbinės yra ne šiaip sau, tai nėra tikros jūsų projekto linijos, jos yra jūsų kryptis, kad labai lengvai pritrauktų jūsų kuriamas tikrasis projekto linijas. Ok, pasidarom šitaip, pasidarom šitaip. Nu va, tai reiškia, aš jau turiu pradinės linijas ir padarom tai šitaip. Pasiemu stačiakampį ir nusibraižau tiesiog stačiakampį. Tai atitinkamai nusibraižom dar vieną stačiakampį, pasimkime nuo čia, nusibraižykim dar vieną stačiakampį. Ir dabar iškelkim, pavyzdžiui, sienas į 3, su push and pull įrankiu iškelsiu į 3 metrų aukštį sienas. 3 metrai. Ir tada paspaudžiu kairį, paspaudžiu ant kitos sienos, jau turiu pirmas sienas. Dabar patikrinkim, ar viską dirbame mastelėje, ar skaičiai yra realūs. Tai dabar, kaip ir minėjau, Entity Info dešinėje pusėje aš galiu pasižiūrėti kiekvieną liniją. Tai va čia šita linija yra 12 metrų. Kvadratūra, reiškia, aš iš karto, dar tik pradėjęs dirbti, aš jau iš karto galiu matyti kvadratūras. Ir matau, kad čia yra siena 37 kvadratų. Ir atitinkamai tęskim darbą. Ok, tada, sakau, pasidarau dar vieną liniją ir vėl su to pačiu įrankiu push and pull. Atitinkamai pasidarykime dar vieną sieną. Okay. Čia mes matom, kad irgi turime liniją, galiu tą liniją įsikelti į viršų. Pasimkime dar vieną liniją, įsikelkime į viršų ir galėčiau vėl pasidaryti push and pull. Tai kol kas, kaip sakant, so far so good, viskas dėliojasi. Ir dabar turim tokią situaciją, kaip ir viskas neblogai, pradinės sienos atsiranda, bet mums reikėtų, kad atsirastų angos ir panašiai, kaip pavyzdys mūsų tikslas būtų koks. Gauti bendrą išplanavimą, klientui parodyti bendras erdves, tada, jeigu žiūrint iš rangos pusės, pasižiūrėti ilgius, kiek reikia nupirkti apvadų, kiek bus dažomo ploto, jeigu bus skirtingi dažai ant skirtingų sienų arba siena padalinta į kelias dalis, reikia įsiskaičiuoti kvadratūrą, atmetus visas angas. To mes dar pasidarysime. Tai dešiniai pusėje turim tokius dalykus kaip stilius ir mes galime įdėti naujus stilius ir pavyzdžiui pasiemu default styles ir sakau, o padarom tokį pusiau permatomą, jeigu čia mums pavyks rasti. Taip, čia ne šitas, pusiau permatomas. Tai pusiau permatomas stilius leidžia man kuo puikiausiai matyti elementus ir po to atitinkamai su jais darbuotis. Tai vėl, pavyzdžiui, kadangi žinom, kad va šitoje vietoje bus patekimas į balkoną, kai kur bus langai, kai kur bus praėjimai, mes atitinkamai vėl galime braižyti pagalbinę liniją. Tai pagalbinės linijos yra čia vienas iš tų labai svarbių momentų, kur pastoviai naudosite. Tai sakau, pagalbinė linija vieną dėkim čia ir jeigu praėjimas, kaip pavyzdys, yra 900, rašau 900 praėjimas, kurių pagalbinė nuo pagalbinės, sakau, kita anga bus čia, kita anga bus atitinkamai čia, kita anga atitinkamai bus čia ir kita anga čia ir kita anga bus čia. Galim grįžti į defaultinį stilių. Ir atitinkamai, kadangi žinom, kad čia bus angos, galiu nusibrėžti atitinkamai stačiakampį. Ir vėl su to pačiu push and pull įrankiu aš nurodau, kad čia yra va tokio storio anga. Dabar kol kas aukštį padariau visiškai atsitiktinį. Ir kaip pavyzdys, jeigu praėjimas žinom, kad yra 210, aš įsikeliu pagalbinę liniją, sakau, kad tai yra 210 linija. Ir atitinkamai dabar su push and pull įrankiu sakau, bet šitas paviršius turi būti būtent tokiam aukštį. Ir jeigu pasitikrinčiau, tai mano praėjimas, pasižiūrėkime prie Entity Info,
Tai yra 210 aukštis ir jeigu pasižiūrėtume praėjimo plotį, tai yra 90. Standartinės durelės, ne? Čia greičiausiai jo. Atitinkamai, jeigu mes ruošiam ir savo, ir klientui, mes atitinkamai iš karto galime pabiški dėtis dimensijas, nurodant, kad čia yra, tarkim, šitą. Čia yra, tarkim, šitą. Tai atitinkamai, jeigu mes jau turime kažkokius matmenis, o, pavyzdžiui, aš jau žinau tiksliai, kur yra viršus, ir jeigu man reikėtų įdėti papildomą, pavyzdžiui, langą ir duris, tai atitinkamai irgi parodau situaciją. Tai vėl galėčiau su pagalbinėm linijom, kad man būtų greičiau, sakau, viena linija čia, kita linija čia, kita linija čia, kita linija čia. Ir dabar tiesiog įdedu stačiakampį, čia padarome langą ir atitinkamai čia padarau įėjimą į balkoną. Su push and pull, ir jeigu mes, pavyzdžiui, sakom, ok, mūsų palangės turėtų būti 30 cm nuo žemės, atitinkamai mes įvedam, kad tai yra 300 mm, nusirodau, kad iki čia ir atitinkamai turiu štai va šitai. Donatas va iš karto klausia, ar yra galimybė 3D skanerio panaudoto duomenis importuoti ir su jais dirbti. Yra, bet jau SketchUpo pilnoje versijoje. Esmė yra, kad browseris šiuo metu šitoje programoje įrangoje tiesiog nepalaiko point cloud'o. Bet jeigu naudotumėt pilną SketchUpą, pilnam SketchUp'e yra, vadinasi, Scan Essentials, ir ten leidžia įsidėti, kaip pavyzdys, lasą, ir pagal lasą leidžia pilnai snapintis ir darbuotis. Biški pagalbinių linijų prasitrinkim. Pažiūrėkim. Pradinis mūsų rezultatas toks. Iš esmės, beveik be jokių didesnių pastangų mes jau turime pradinį išmatavimą, pradinės sienas, ir dabar, pavyzdžiui, pasižiūrim. Pavyzdžiui, jeigu man va šitą sieną reikėtų dažyti, aš iš karto pasispaudžiu ir žinau, kad man reikia 15 kvadratų. Reiškia, net ir tokiem paprastiem darbam, rangos darbam, ir čia irgi visai neseniai vedžiau mokymus profesinių mokyklų mokytojams, kurie apmokina apdailininkus, švokininkus, tai jie patruputį irgi mėginasi, kaip reikėtų paprastiem darbam, greitiem pasiskaičiavimam. Toks paprastas momentas. Dabar, jeigu tai tęsiant dar šiek tiek užbaigiant šitą temą, atitinkamai galiu braižytis visas sekančias sienas, atitinkamai jas vėl įsikelti ir atitinkamai dėliotis kambarius, grindis, kas turi būti. Tai reiškia, realiai aš gaunu pakankamai greitai rezultatus. Dabar nėra blogos arba geros modeliavimo technikos. Iš esmės, arba jūs gaunate rezultatą ir jisai jūs tenkina ir jisai vyksta pakankamai greitai ir sklandžiai, arba kažkur reiškia, kaip sakant, klysta. Tai tų technikų yra įvairiausių. Dabar pats svarbiausias momentas yra, kad SketchUpas, kaip ir kitos programinės įrangos, turi savo struktūrą. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, AutoCAD'as mąsto blokais, Revitas mąsto familiais, tada 3ds Max'as mąsto objektais, Blenderis mąsto objektais, SketchUpas mąsto komponentais ir grupėmis. Ir atitinkamai pastebėkite, kad ir ką aš kuriu, iš karto viskas sulimpa į vieną visumą. Ir čia ypatingai, jeigu kurtumėt interjerą, kurtumėt virtuvinius, įvairiausius korpusinius baldus, tas pačias sienas, jeigu aš dabar sugalvočiau, gal netgi iš karto parodau. Taip, uždėkime sieną. Taip, kur čia mūsų virtuvytė, jeigu čia tokia yra, gal antram aukšte. Tarkim, įsivaizduokite, čia dabar reikėtų man įdėti baldus, stalą ir panašiai. Tai jeigu aš dabar iš karto pulčiau modeliuoti stalą, kaip pavyzdys, tarkim, nusibraižau stačiakampį, padarau push and pull ir darysiu čia stalą. Čia būtų didžiulė klaida, nes viskas sulipo. Tai reiškia, mes kažkokiu būdu SketchUpui turime pasakyti, kad, žinai, čia yra daiktas vienas, čia yra daiktas kitas, čia spintelė A, čia spintelė B, čia stalviršis C. Tai kai mes pasižymim modelį, kaip pavyzdys paspaudžiat modelio 3 kartus ir paspaudus dešinį yra Make Component. Ir pavyzdžiui, sakau, kad tai yra namo sienos. Pasidariau sienas ir dabar, jeigu aš kaip pavyzdys, tarkim, darysiu korpusinius baldus, o pavyzdžiui, pasidarau plokštę,
Pasivadinu, kad tai yra plokštė, atitinkamai faktas, galėtume mes ją detalizuoti, kas jin turi būti, descriptionas, kokio dydžio, gal kažkokį, kad tai taptų kaip gaminys. Susikuriu plokštę ir, pavyzdžiui, mes tą plokštę, sakoma, kitos plokštės į viršų eina kas 30, dėkim daugiau gal, jo, kas 35 cm ir jų mes įdėkime 5. Turime lentyną, tada atitinkamai sakau, ok, tada įdėkime kokius nors laikiklius. Ok, dabar pavyzdžiui, įdėkime kampinę laikiklį. Įdėkime, kad čia yra laikiklis, pasidarykime jį tokį ir įdėkime, kad tai yra toks ir pasivadinkim, kad čia yra laikiklis. Kadangi aš viską darausi komponentais, man niekas tarpusavį nesulimpa ir aš galiu, pavyzdžiui, įsiskaičiuoti gražiai vietą čia ir atitinkamai laikiklius mes galime dabar nusikopijuoti ir sakau, ok, dėgiam, kad čia yra laikikliai ir kart 5 beras buvo 4. Nu va. Tai mes dabar turime laikiklius šitai. Dabar, kadangi dirbu komponentais, o komponentas yra kaip gaminys, aš galiu pasižymėti va šitą laikiklį ir pažiūrėkite, dešiniai pusė man rašo, kiek aš tų komponentų turiu. Tai aš žinau, kad šiuo metu aš turiu 12 laikiklių. Jeigu paspaučiau ant plokštės, jis man rodo, kad aš turiu 6 plokštės ir kad jų yra tam tikras tūris. Čia yra inčiai, reikėtų pasikeisti į kvadratinius metrus. Dabar jeigu būtų pilna versija, mes pilnoje versijoje galime gauti pilną žiniaraštį. Tai reiškia, mūsų žiniaraščio kokybė priklauso nuo to, kiek kokybiškai dirbam. Jeigu jūs dirbtumėte tai tiesiog dėdami viską į vieną plokštumą, tai nebūtų iš esmės daiktų. Čia labai toks svarbus momentas. Tai viską dirbam su komponentais. Tiek webe, tiek iPad'e, tiek atitinkamai pilnoje versijoje. Tai va, dabar pademonstravau ką. Tai reiškia, realiai mes galim labai greitai pradėti modeliuoti. Mes galim pradėti kurtis daiktus, juos pasimatuoti, dėti anotacijos. Dabar atitinkamai čia žiūriu dar Marius klausia, ar galima inkorporuoti angokraščių dažymo kiekį, jiems yra nemaži. Taip, pilnai angokraščiai, viskas atskirai gali būti sumodeliuota arba pažymėta. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu ateičiau pažymėčiau va šitas plokštumas, aš galiu selektyviai pasižymėti, pavyzdžiui, kad va, kiek čia yra, pavyzdžiui, va šitoje vietoje, jeigu man reikėtų nudažyti šitas, pamečiau plokštumas, ne, čia va, pasižymėjau, tai pavyzdžiui, va šitos 4 plokštumas yra 1,3 kvadrato. Va, čia toks svarbus momentas yra. Dabar Jurgita rašo, taip, pažiūrėkim, taip, Paulius klausia, ar bus įrašas, tai įrašas tikrai bus. Gal galite paaiškinti skirtumą tarp komponentų ir grupės. Tai tarp komponentų ir grupės esmė labai trumpai, bet pamėginsiu labai aiškiai. Tai komponentas yra daiktas, yra produktas. Ta, ką mes galime įvardinti realiai vienu ar keliais žodžiais, pavyzdžiui, plokštė, laikiklis. Tai yra čia komponentas. Tai yra sisteminis vienetas, kaip mes skaičiuojame. Dabar grupė yra, kai mes apjungiame tam tikrus komponentus, pasakydami, kad tai pavirtų tam tikrą daiktą. Kaip pavyzdys, jeigu aš pasižymėčiau visus laikiklius ir pasižymėčiau visas lentynas ir paspaučiau dešinį, pasakyčiau make group, tai va čia yra grupė. Tai grupė realiai yra man, kad man būtų lengviau judinti objektą ir identifikuoti, bet realiai SketchUp'ui tai nieko nereiškia. Mums patogu, bet SketchUp'as skaičiuoja tik komponentus. Tai realiai, pavyzdžiui, stalas su indais ir su servetėlėmis su visko tiesiog yra dekoruotas stalas, tai yra grupė. Bet kiek yra servetėlių, kiek yra stalviršio, kojų, laikiklių ir panašiai, tai yra komponentai. Va, tai toks būtų skirtumas. Tai yra grupavimas. Čia kaip pavyzdys laiką per mokymus sakau, kai čia pasigavau tą mintį iš kolegos Jaroslavo apie maišelius. Kai sugrupuoja. Tai jeigu jūs ateinate į parduotuvę, nežinau, ateikim, į senukus ateikim, ir aš pasiemu 5 kampus, 5 L formos profilio kampus, ir juos įsidėčiau maišelį, tai aš jas sugrupavau, kad man būtų patogu neštis. Tai aš turiu 5 kampus vienoj grupiai. Tik tiek. Okay? Važiuojam toliau. Jeigu norime koreguoti vieną iš komponentų, jie koreguojasi visi. Kaip koreguoti tik vieną konkretų komponentą? Labai geras paprastas klausimas.
Tai iš esmės komponentais, kai mes kopijuojam, tai yra vienas daiktas, kuris, kaip ir paminėjau, jeigu aš keičiu vieną, keičiasi absoliučiai visi. Jeigu jūs nuspręstumėt, kad tas daiktas turėtų būti kitokia to daikto versija, tai aš galiu paspausti dešinį ir pasakyti, kad tai yra unikalus daiktas. Ir jisai sistemoje sukurs naują komponentą. Paspaudžiu Make Unique, tai čia parašau, kad laikiklis, pavyzdžiui, kitoks, ir jis yra dabar pats savo šeimininkas. Ir jeigu aš jį keičiu, jis keičiasi vienas. Per mokymus visą laiką tiesą rodau tokį pavyzdį, labai iš tikrųjų vykęs pavyzdys yra su terasa. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, padarykime šitam balkonui terasą greitai. Tai jeigu jūs pasidarote, pavyzdžiui, vieną lentą, ir mes sakom, kad čia yra lenta, terasinė. Ir mes tų terasinių lentų turime kažkokį x kiekį. Na, tarkim, nežinau, dėkim x30. Čia gal biškai persistingiau, bet ko nereikia ištrinsime. Va, tai turiu dabar terasinės lentas. Ir gaunasi, kad tam tikros terasinės lentos yra įsikišusios ir, tarkim, yra L forma. Tai aš, pavyzdžiui, galiu, kaip aš rodžiau, dabar paspaušiu dešinį ir Make Unique, tai aš pasakyčiau, kad šita lenta yra kitokia. Bet jeigu aš pažymėčiau dalį lentų ir paspaušiu dešinį ir Make Unique, aš realiai pasakyčiau, kad čia yra kitas produktas, bet visi jie yra vienodi. Tai dabar, jeigu keičiu vieną lentą, pažiūrėkit, va, ir aš turiu tinkamai terasą iš dviejų lentų. Tai, pavyzdžiui, lenta, čia pavadinkim, ilgoji, ir tada, pavyzdžiui, trumpoji, aišku, jūs rašytumėt tvarkingais skaičiais, o ne išraiškom tokiom, bet iš esmės yra va šitai. Ir dar galėčiau trečią variantą padaryti, pavyzdžiui, va šitos lentos irgi turėtų būti prie kitokių lentų. Vėl spaudžiu pažymį norimas lentas, dešinę, Make Unique ir sakau, kad šitos lentos yra dar ilgesnės. Ir atitinkamai tai formuoju terasą. Tai labai labai svarbu komponentai. Taip, dabar šiek tiek grįžtu atgal. Taip, iki šitos dalies. Dabar taip, Edita klausia, kad padaryti sieną tiksliai pagal išmatavimus. Tai pagal išmatavimus jums realiai reikėtų susiskaičiuoti, kokia siena ilgio yra. Tai dabar padarom tokią matematiką, parodau, jeigu reikėtų labai labai tiksliai dirbti. Tai mes turime sieną, taip, eikime, tarkim, nuo šitos sienos iki šitos sienos ir paimkime išmatavimus, kad būtų aiškiau. Taip, čia yra šitiek, ir dar yra kažkoks tarpelis. Tai iš esmės gaunasi, jūs turite pasiskaičiuoti. Pavyzdžiui, 5250, pridėkim 800, pridėkime 490 ir pridėkime, nežinau, koks čia atstumas yra, bet čia yra 90, čia yra panašu. Čia dar pridėkime, nežinau, 15 cm, nežinau, kaip tiksliai yra. Tai turiu bendroji sumoj 6690. Tai pasiemu pieštuką, pasakau, kad čia yra 6690 linija, beveik pataikėm. Sienos storis, jeigu mes žinotume tiksliai storį, pasiemam su pieštuku, susikuriam, čia yra, tarkim, 25 cm siena. Ir tada atitinkamai su pieštuku nusibraižau tokią pačią liniją čia. Tai aš dabar tiksliai pagal matmenis įrašiau, bet 24 siena buvo, ok. Ir dabar įsikeliu tiksliai 3 metrus. Iš esmės gaunasi vienintelis ir pagrindinis skirtumas, kad jūs turite tiksliai įrašyti pagal skaičius. Ir pavyzdžiui, jeigu čia dar biškį temkim, ir pavyzdžiui, žinom, kad va čia yra praėjimas 9,80. Tai realiai ir gaunasi, kad jeigu mes irgi įsiskaičiuotume aukštį, pavyzdžiui, įsiskaičiuokime, kad čia yra, dar šitai padaryti. Įsiskaičiuokime, va čia yra 980, 980, reiškia, mano siena eina iki čia ir dar pasidarykime pagalbinę liniją. Pagalbinės linijos, beje, čia visur jos tarnaus. Turiu pagalbinę liniją ir dar pasakykime, kad durys yra 210. 210, 210. Viskas, braižau atitinkamai stačiakampį, turiu į sieną įpaišęs atitinkamai duris, pasidarau šitaip ir dabar dirbu tiksliai centimetrų tikslumu. Tai realiai vienintelis ir pagrindinis skirtumas, kad ne pagal paveiksliuką braižom, o bedam konkrečius skaičius. Ok, dar šiek tiek grįžtam atgal, važiuojam dar toliau.
Taip, tai čia tų įrankių modeliavimo pačių įvairiausių yra. Kaip ir minėjau, galima pasimatuoti, galima dėti visokias anotacijas. Jeigu tvarkingai dirbote ties anotacijom, atitinkamai bus pavadinimai. Galime objektus, kaip ir matėte, išsimatuoti. Yra tokie įrankiai, kaip padaryti vidurtinį atspindį, kaip pavyzdys, kad jeigu duris, pavyzdžiui, parsintėme durų, mums netinka startą kaip pavyzdys. Va. Tai dabar viską galim susibraižyti. Kuriam komponentus ir tada kita dalis dešiniai pusėje yra warehouse'as. Tai atėjus prie warehouse'o jūs galite ieškoti įvairiausių modelių. Tiesa, gal kai YouTube įdės video, aš įdėsiu kelis komentarus apie warehouse atskirai. Turime warehouse'as, jokio skirtumo ar iPad'e ar pilnoje versijoje jis veikia taip pat. Apribojamas webiniai versijoje yra limitas, kiek modelių per dieną galite parsisiųsti. Tai kitur limito nėra, čia kadangi tokia webinė versija išsimėginimui ir mokinimui ir pripratimui, tai jinai turi tam tikrus limitus. Pavyzdžiui, jeigu mes įvestume, įvesčiau virtuvę, galime vesti konkrečiais daiktais, galime vesti tam tikrais elementais, pavyzdžiui, radau kažkokią virtuvę. Ok. Pamėginkim ją parsisiųsti, pasimportinam ir jisai parsiunčia modelį. Beje, pačių modelių pasirinkimas čia yra baisingai didelis. Yra žiauriai gerų, yra blogų, bet esmė yra tokia. Tos modelius kažkas sukūrė, tai yra kas sukūrė žiauriai gerai ir yra kas sukūrė žiauriai prastai. Realiai naudojamės kitais modeliais, tai būkime šiek tiek atlaidesni ir jeigu mums kažkas netinka, tai nereiškia, kad visiems netinka, ne? Parsisiuntus modelį, jūs galite pilnai jį koreguotis, jeigu būtumėt kaip patys jį susikūrę. Aš čia labai trumpai parodysiu, kaip pavyzdys, tarkim, man tam tikra dalis modelio net nereikalinga yra ir aš galėčiau šitą modelį paspausti explode, jį man išardytų. Čia biškis pamastys. Ir gaunasi modelio struktūra, kaip pats savininkas tą modelį kūrė, taip jis ir atrodo. Nei daugiau, nei mažiau. Realiai tas pats, kaip mes modelį sukurtume ir jį tiesiog uploadintume, taip ir jis ir atrodytų. Tai kaip pavyzdys, aš norėjau pasilikti tik va šitą projekto dalį. Va, turiu tinkamai stalviršį, su kėdėm, susigrupuoju ir aš dabar turiu elementą, kurį galiu atsinešti į savo namus ir pradėti dėliotis planą. Jeigu man kas nors netinka, ir, pavyzdžiui, pasižiūrėjau, va čia yra 1,40 m ir netiko man ilgis arba kas nors, aš atitinkamai galiu nueiti į modelį ir kadangi jis yra sukurtas su komponentais, aš jį galiu, pavyzdžiui, pridėti dar 30 cm. Pridėjau 30 cm ir galiu jį pristaikyti savo. Tai dabar irgi warehouse labai nesivelsiu, pamėginsite patys prie progos, bet esmė tokia. Čia panašus naudojimas kaip Google. Galite rašyti, kad ieškote pilno interjerą ir rašyti tiesiog interjerą. Galite rašyti, kad ieškote grinai tam tikrų furniture. Galite rašyti pavadinimus. Pavyzdžiui, ieškote furnitūros, pavyzdžiui, Bloom furnitūros ieškote. Ieškot pagal pavadinimą. Jeigu ieškot kažkaip specifiškai, pavyzdžiui, kažkokius profilius, tai galite rašyti tiesiog profiles arba, pavyzdžiui, L-shape profiles. Realiai reikia mėginti. Pavyzdžiui, dabar irgi dar iš interjero dizaino pusės, jeigu paimtume, pavyzdžiui, įrangą, nežinau, ten indaplovės ir panašus dalykai, jūs galite rašyti dishwasher, bet galite rašyti ir gaminį, kaip pavyzdys, tarkim, ne gaminį, o gamintoją. Pavyzdžiui, galite rašyti ten Bosch ir panašiai, ir jums atinkamai gali išmesti gamintojus, kurie turi sukėlę modelius. Tai realiai kiek įmanoma plačiau pažiūrėti. Dabar pats parsiuntimas, kaip matėt, realiai tiesiog spaudžiam download ir realiai spaudžiam download, parsiunčiam modelį, paklausti, ar iškart norim įdėti projektą ir mes iškart įdedame projektą. Pakankamai paprastas reikalas. Taip, šiek tiek grįžtu prie chato. Taip, prašo, kad medžiagų naudojimas būtų aktualus, to parodysiu. Kaip darbinį modelį optimizuoti 3D spausdinimui, kad neliktų šiukšlių. Čia automatinių įrankių, kaip išsivalyti spausdinimui nėra. Realiai, jeigu modeliuojatės nuo nulio, tai pasidarote iškart tvarkingai ir po to tik prasimetot paviršius. Parsisiuntus iš warehouse'o tikėtis, kad iškart tai atspausdinti, tai no-go variantas. Tikrai išvalymo jisai automatinių įrankių neturi. Tai čia gal siūlyčiau kokį blenderį panaudoti užsivalymo, jeigu yra sudėtingi paviršiai, tai nelabai paruošti. Bet jeigu patys nuo nulio ruošiat paviršių, tai tvarkingai pasiruošit. Taip,
Nu ir važiuojam dar šiek tiek toliau. Dabar dėl materials, medžiagų. Tai realiai medžiagos kokybiškos yra tiek, kokios, kaip sakant, šaltinių turite. Tai realiai galime uždėti medžiagas, kurios atrodo pakankamai tiksliai, kurios medžiagos atrodo preliminariai, bet vėl čia, kaip sakant, it's all about imagination. Dabar dešiniai pusėje prie materials mes turim tam tikrus materialsus, čia rašom materials in use ir mes čia galim paspausti, kokių mes materialsų norim. Tai čia turi tam tikrus defaultinius materialsus ir leidžia su jais darbuotis. Dabar, aišku, kas aktualiausia yra tie, kur kartojasi, ne? Nu, kaip pavyzdys, paimkime tile. Pastebėkite, labai mažai yra materialsų, čia irgi iš Warehouse galim pasisiųsti, parodysiu kaip, bet iš esmės yra taip. Uždėkime, pavyzdžiui, ant šitos sienos materialsą. Tai aš pasižymiu norimą paviršių, kur naudosiu plyteles, spaudžiu, kad noriu uždėti, ir atinkamai uždėjau plyteles. Dėjau, kas baisios. Čia visos baisios. Pradžioje uždėsiu check ir mapą, kad apskritai suvokti esmę. Kai mes uždedam ant paviršiaus medžiagą, mes tą medžiagą pasikoreguoti galim. Tai pasižymėjus paviršių, pasispaudžiu dešinį, texture ir yra position. Ir jisai leidžia man pasikeisti, kaip yra išdėliota tekstūra, leidžia pasikeisti jos scale ir atinkamai leidžia ją padidinti ir pamažinti. Ir faktas, iš karto pirmas jūsų klausimas, kuris šautų į galvą, tai čia gaunasi žiauriai iš akies, jeigu man reikėtų pasiskaičiuoti kiekius. Tai skeliam šitą klausimą į dvi dalis. Jūs galite uždėti tekstūrą ir galite įskaičiuoti, kiek tiksliai tekstūra užima vietos ir pakankamai tiksliai gauti rezultatą. Čia variantas A. Variantas B, tiksliau jau būti negali, tiesiog išsimodeliuoti plytelės. Taip, tai yra baisingas darbas. Čia automatizacijos nelabai yra, bet priklausomai nuo projekto dydžio, gali būti, kad kartais įsibraižyti būtų greičiau negu uždėti tekstūrą. Bet pradžioj liekam prie tekstūros varianto. Tai kaip pavyzdys dabar einam prie Warehouse'o, paspaudžiu čia dešiniai pusėn Warehouse'o, ieškom plytelių ir tiesiog įrašysiu, pavyzdžiui, čia rašau Wood Collection, rašykim, pavyzdžiui, Tile. Taip. Ir jisai, jo, einam prie materials'o, bet čia yra materials'o dalis ir yra Tile. Ir paimkim, kad būtų lengva įžiūrėti. Nu va, yra plytelės. Paspaudžiam download. Ir uždėkime šitą, taip, uždėkime ant paviršiaus, vat šitą. Ai, biškiu, kažką iš čia masto, dar nueikim prie... Taip, čia jis yra, kodėl jis man dabar... Taip, grįžkim čia, materialas gerai, rodo, kad prisiūstas, bet neleidžia jo panaudoti. Dar kartelį paieškom kibiriuko. Ba. Ir dabar turime plytelės, realiai gaunasi, kad jos jokio dydžio. Ir mes norėtume pasakyti, okei, tarkim, mes primetam, kad mes plytelės perkam ir čia plytelė, kaip pavyzdys, yra, nežinau, 30 ant 30, kad būtų lengva skaičiuoti. Tai turėkite omeny, kad mes vis tiek turim jam kažkaip užduoti tą 30 ant 30 ir kur ta plytelė turi apskritai startuoti. Tai vienas iš variantų yra pasimti guideline'ą, tai reiškia pasiemu ruletę ir sakau, okei, tai va čia įsikeliu liniją, aš kol kas įsikelsiu, kad jums būtų patogu matyti. Įsikeliu kampą ir sakau, okei, tai nuo čia iki čia yra 300 ir nuo čia iki čia yra 300. Tai realiai aš su guideline'u išsibraižiau šitą vieną kvadratuką ir va čia yra jo kampai. Aš žinau, kad va šitas kvadratukas yra lygiai 3 ant 3. Lygiai 3 ant 3. Reiškia, jeigu aš sugebėčiau kažkaip plytelę savo pritaikyti, aš turėčiau 3 ant 3 plytelės. Dabar čia ir grįžtų prie savo tekstūros, paspaudžiu dešinę, texture, position. Ir dabar gaunasi, pastebėkite, kad aš turiu įrankius ir jisai, pat kur aš nuvedu, jisai visur snapina. Dieve, kaip čia viskas mirga.
Padarykim paprasčiau, man biški nesimato, įdėkim stačiakampį vieną, kad man būtų lengviau parodyti, kur tos linijos yra. Va. Ir kai turime linijas, gaunasi, aš galiu sakyti, ok, tai mano startas yra čia ir jisai snapina ir sakau, sumažinkim tiek, kad, pavyzdžiui, būtų 3x3. Tai aš galėčiau sumažinti visą tekstūrą sudėti, jeigu būtų viena plytelė visa tekstūra, arba atitinkamai, kadangi gal irgi parodysiu, čia man sunku parodyti, kai nesimato jum gerai, taip, va. Tai jeigu mano čia yra plytelė 3x3, tai aš atitinkamai galiu pasakyti, ok, tai pavyzdžiui, galėčiau, kad 3x3 yra 2 ir jeigu mes didinam, ateinam iki tokio taško, kai mūsų plytelė tampa 3x3. Viskas. Tai dabar aš padariau, kad mano plytelė yra 3x3, aš galiu atitinkamai pasistumdyti, kaip noriu šitą tekstūrą. Pasidedam, kur norim ir mes žinom, kad yra 3x3. Dabar iš karto tamsioji pusė, iš vizualinės pusės padarėm viską teisingai. Tai 3x3 plytelė yra ir jinai atitinka dydį, jeigu mes pasistume pradinį tašką ir visą kitą, bet kadangi tai yra tekstūra ir mes tą tekstūrą pasakėm, kokią dydžią ir kur turi būti, apie jokį žiniaraštį, patogų matavimą kalbėti net negalim. Iš aš galiu įsiskaičiuoti rankiniu būdu ir pasakyti, kad va čia 1, 2, 3, 4, 5 ir panašiai. Tai galėčiau įsiskaičiuoti, bet realiai darbas su tekstūra tokio būtų sunkus. Tai kaip ir minėjau, yra tas antrasis variantas, tas kruvinas variantas, yra tiesiog plytelės išsibraižyti. Va, tai reiškia, pasiemu kaip komponentą, aš jas braižau, dėlioju, karpau ir pasidarau, kiek yra plytelių pilnai panaudotų, kiek yra perpjautų plytelių, arba tarkim plytelė su skylė ir panašiai pasimatuoti ten, kur bus, nežinau, kranai kaip pavyzdys. Va, dabar pačias tekstūras, jos matot kaip atrodo, tai galite naudoti iš bibliotekos, galite pasinaudoti Warehouse, galite, va, čia yra materialas, galite prasisiųsti. Tų medžiagų yra, jeigu tikitės kokybiško labai vaizdo kažkokio, tai toks nebus, tarsi čia nėra vizualizavimas, dar reikėtų liniją nubrėžti. Mes kol kas projektuojam, dedam tekstūras, kad pagauti mintį, kas vyksta su projektu, viskas vyksta scale ir gražiai, bet tai nėra vizualizavimo sprendimas, kas liečia šiuo atveju tekstūras. Va, toks pastebėjimas. Okay, važiuojam dar šiek tiek truputį. Esmė yra tokia, kad kažkokiu būdu mums reikia projektą susigaudyti arba pristatyti klientui. Tai turime tokius labai šaunius dalykus, kaip pavyzdžiui scenos. Dešiniai pusėje paspaudžiu ant scenos ir, pavyzdžiui, aš galiu sukurti vaizdus. Pavyzdžiui, paspaudžiu pliusiuką ir aš atitinkamai turiu sukūręs sceną pirmą. Tada ateinu į kitą vaizdą, kur norėčiau klientui parodyti, pavyzdžiui, kaip atrodys šauniai jo balkonas arba terasa. Spaudžiu pliusiuką. Ir atitinkamai mes gaunam, kad čia turiu vieną sceną, čia turiu kitą. Aš galiu prisikurti, kiek noriu atitinkamai scenų projekto pristatymui. Ir ne tik. Gal jūs norėsite pateikti brėžinius ir panašiai. Tai paprastas labai įrankis su scenom, bet jis labai gelbė. Ypatingai, kai prasideda situacijos kaip pavyzdys. Turėsite po to jau uždėti, norėsite stogą uždėti. Norėsite tą stogą suvaldyti, reikės įslėpti, atslėpti ir panašiai. Tai tokiu būdu, kai jau turime projektą pilną, turime susikūrę scenas ir norime klientui arba savo pasižiūrėti, kaip kas atrodo, mes atitinkamai galime paspausti ant scenų, jis mus permeta. Ir jeigu, tarkim, viduj esu, taip, išlyskim lauk. Va, esu atitinkamai viduj, susikūriu irgi papildomą sceną. Tai va, būnant iš lauko pusės, to aš biškai sugalvos, va, esu iš lauko pusės, reikia pakliūti į vidų, atitinkamai turiu sceną, paspaudžiu ant scenos ir patinku į vidų. Va, toks paprastas momentas, bet labai gelbėja. Dar va klausia, matau Inga, kaip kurti klasikinius stogus su laipsniais nuolydžiais. Čia įrankiai yra, kas susijęs su laipsniais nuolydžiais. Tai va, čia yra matlankis, pasimėginkit, nesutalpinsi tiek parodyti, bet realiai va, šitas įrankis jums spręs. Taip, Dalia klausia, ar yra opcija įsikelti savo medžiagas iš terto pasirinktų pavyzdžių kaip AutoCAD. Faktas, jeigu ateinam prie materials, va čia yra atitinkamai mygtukas visokių pliusiukų, čia yra create material, paspaudžiat, kad norite kurti materialsą,
čia susikuria materialas, galim paspausti jam edit material ir prie edit materials galite įsirinkti, kokias norite tekstūros naudoti absoliučiai iš bet kur. Ir paspaudžiu, aš galiu įdėti paveiksliukus. Tai būtinai pasinagrinėkit, bet iš esmės atsakymas būtų taip, bet kokius paveiksliukus, labai rekomenduoju tik tais kokybiškus, galima įsikelti. Taip, Marius rašo, o kaip koreguoti field of view, nes standartinė kamera rodo suriau, nes... Dabar dėl tų visų field of view ir panašiai, tai čia dešinėje pusėje yra įvairios kameros ir mes galim, pavyzdžiui, pasidėti kamerą, kur tik norim, parašo atitinkamai, leidžia pakoreguoti eye height, iš esmės akių lygį. Po to, kai prasideda zoomas, va čia įsijungia dešinėje field of view. Pagal nutylėjimą 35, bet galiu rašyti kaip pavyzdys, galiu pasirašyti čia 60, 50 ir panašiai. Tai mums leidžia pasikoreguoti šitą skaičių. Ir atinkamai koreguojant field of view, mums leidžia keisti, kiek kamera yra įsižiūrėjus. Bet čia iš esmės yra prie kameros nustatymo. Ar scenų skaičius ribotas? Ne, scenų skaičius neribotas, sakant, kiek norim, tiek kuriam. Ir noriu perėti į paskutinį etapą. Tai reiškia, mes projektą pradėjom kurti ir greičiausiai kažkur norėsime gauti kažkokį galutinį rezultatą. Kokie galimi galutiniai rezultatai yra? Tai taip, pradėkime nuo to, kad turime importą, eksportą, download. Pradėkime gal nuo download. Tai realiai download mes galim parsisiųsti SKP failą. Tai reiškia, aš galiu parsisiųsti SketchUpinį failą ir kaip pavyzdys permesti žmogų arba savo tie, kas turi SketchUpą pilną versiją ir dar bus testinais. Tai SketchUpo failas, jisai gali keliauti pilnai toliau. Žiauriai geras ženklas. Dabar PNG. Tai PNG realiai jisai išsaugo dabartinį vaizdą ir kaip pavyzdys, tarkim, aš noriu klientui prasiųsti tokį vaizdą, kad aš norėsiu tokių lentynų su tokiu laikikliu ir va čia būtinai turės būti tam tikri matmenys, jos reikės išlaikyti ir panašiai. Tai paspaudus download ir PNG, tai jums realiai padaro paveiksliuką, leidžia pasirinkti rezoliuciją ir paspaudžiate eksportas PNG ir gausite atitinkamai paveiksliuką. Tai čia realiai gauna tokį vaizdą. Jeigu reikia tokio labiau brėžinio vaizdo, tai jums realiai reikėtų pasikeisti patį stilių. Ir, pavyzdžiui, atėjus prie styles, kur čia yra, prie stiliaus, mes galim pasirinkti, pavyzdžiui, arba hit and line stilių, arba pasirinkti, jeigu norime kiaurai matyti ir parodyti tam tikrus konstruktyvinius momentus, galim pasirinkti wireframe ir eksportuoti tokius paveiksliukus. Parsisiųsti. Dabar importas, eksportas. Tai eksportas, kaip matot, galime parsisiųsti ir DVG, tiek 3D, tiek 2D. Tai 3D realiai, aišku, 3D modeliai. 2D jisai eksportuos jums DVG su linijom iš tokio kampo, kaip žiūrite. Tai jeigu aš dabar paspausčiau, kad noriu eksportuoti darbus tęsti AutoCAD, jis man šitą konkretų viewą sudėtų. Tai ir pliusas ir minusas, žiūrint, ko reikia. Jeigu mums reikia plano, tai toks netinka, tai mums reikėtų plano view pasidaryti ir tada eksportuoti. Jeigu mes norim parodyti tam tikras išklotinės arba tam tikrus pjūvius, tai mes galime tinkamai kamerą susidėlioti. Dabar jeigu perinant atitinkamai prie kitų softų, pavyzdžiui, dirbti toliau su Blenderiu, su 3ds Max, su Maya ir panašiai, tai turime FBX, turime OBJ formatus ir atitinkamai 3ds. Ir atitinkamai, jeigu norėtume printinti, taip pat turime formatus, netgi matau prie download mes turime ir, jeigu nemeluoju, STL turim. Tai realiai toks momentas. Tai čia eksportas, dabar importas, tai rašo Trimble Connect, turėkite omeny, kad SketchUpas, webinė, ne webinė versija, dirbant su SketchUpo aplinka, jūs turite tokį dalyką kaip bendra domenų aplinka. Tai yra realiai cloudinė vieta, Trimble Connect, tai jeigu aš čia pasispaučiau, jisai jungtų prie jūsų projektų ir atitinkamai rodo, kokius projektus turite ir atitinkamai galėtumėte importuoti įvairius failus iš savo paskyros. Lygiai taip pat ir seiminimo metu. Pavyzdžiui, paspaudžiu save, jisai klausia, kur norime saugoti. Jisai realiai projektą išsaugo debesy. Dabar kur čia yra iškart privalumų? Tai reiškia, jeigu jūs dirbate browseryje,
kaip pavyzdys, pradėjote darbuotis ir galvoti namie prie kito kompo pabaigsiu, tai jeigu jūs išsisaugojat projektą Trimble Connect'e, tai yra cloud'e, grįžtat namo, tiesiog pasileidžiat vėl SketchUp webinę versiją, spaudžiate, kad norite atidaryti projektą, atitinkamai Open, Trimble Connect, įsirengiat, kur yra jūsų projektas ir atitinkamai projektą galite tęsti. Tai čia įvairūs rezultatai, kuriuos galime gauti. Dabar paminėsiu, bet tik linkų po to pasidalinsiu, yra AI renderis. Jisai turi kreditus, tam tikri keli kreditai jums priklauso, bet iš esmės galima padaryti, kad jisai sukurtų su AI vizulkę. Esu daręs apie tai atskirus netgi gal kelis video, tai irgi, kai bus video, gal į komentarus įmesiu, tai kaip veikia AI, kaip gauti gerą rezultatą, irgi tą reikalą papildomai pasidalinsiu. Bet turėkite omeny, kad jisai gali sugeneruoti jums AI paveiksliuką. Tai privalumai greitai galite gauti, jeigu gražiai dar apsirašysite, žiauriai gerą pradinį variantą. Čia pliusas. Minusai. Žinote, kaip su tais AI paveiksliukais yra. Jisai padaro labai neblogą pradinį paveiksliuką, bet kai reikia jį koreguoti arba paprašom pakeisti tam tikrus dalykus, jisai pradeda visą paveiksliuką kaitalioti, pridaryti. Čia yra tam tikros apsaugos, kad tik tam tikroje vietoje pakeisti, bet tas keitimas ir redagavimas vis tiek tampa didžiulis iššūkis. Na čia jis tokį kadangi užklausa buvo tiesiog parašyta interjorą, jisai savo nuožiūrą padarė tokį paveiksliuką, tai negali pykti. Čia kaip aš sakau apie duomenis. Negražus pasakymas yra, bet labai teisingas apie duomenis. Jeigu turim pradinį rezultatą ir koks bus galutinis, tai shit in, shit out. Negalime tikėtis, kad turime blogus pradinis duomenis ir gauname žiauriai gerą rezultatą. Ne, pradiniai duomenys irgi turi būti geri. Tai su AI, jeigu jau generuojam paveiksliuką, tai reikia vis tiek įrašyti tiksliai, ko mes norim, kaip norim. Kam norėčiau pabrėžti, jis labai neblogai reaguoja į esamą situaciją, tarsi jeigu mes jau turime pasibraižę pradinius paviršius dėl baldų ir visų kitų dalykų, labai neblogai sudėlioja. Ar tai konkuruoja su vizulkių įrankis kaip V-Ray, Lumion, Twinmotion, D5, Enscape'as ir panašiai? Tam tikrą prasme, jeigu reikia pradinio gero rezultato, gal, bet jeigu vis tiek dirbam su klientu ir tų pokyčių yra milijonas ir reikia vis kažką pakeisti, rodyti, tai su AI niekaip. AI gali paskutinį variantą pagražinti. Kol kas. Gal po to mes tik AI ir naudosim vizulkiam, bet kol kas šitaip. Taip, trumpai dar prabėgu pro chatą. Taip, Arsenas skaičius ir botas, ne, jau tą atsakiau. Kodėl matyti laukia nėra pliuso ir funkcijos? Čia nežinau, gal kažkur nepaspaudėt prie materials, būtinai pliusų gal esate ne prie home, tai turite būti pirmiausiai prie home ir tada atitinkamai turėtų atsirasti. Čia reikėtų pasižiūrėti. Taip, Marius dar klausia, kaip adaptuoti matmenys ir išnašas, kad tekstai nebūtų kaip drambliai arba skruzdė atitinkamai zoominant. Tai pasispaudus ant bet kurių matmenų arba išnašų, prie Entity Info leidžia pasirinkti, kiek jis turi užimti vietos. Ir atitinkamai čia leidžia pasirinkti, kad pagal screeną, leidžia pasirinkti, kad jisai prisipinintų, bet čia iš esmės yra pasikeičiu rašto dydį ir atitinkamai aš turiu vienodo dydžio matmenis ir atitinkamai leidžia šio pasikeisti. Tai čia toks paprastas būdas, bet leidžia pakoreguoti. Ar yra galimybė įstraukti duomenų komponentų ilgiai, plotį, storį, medžiagiškumą? Ne. Tik rankiniu būdu, realiai, grubiai tariant, nusirašant, pilnoji SketchUpo versijoje tai leidžia sugeneruoti, yra atskirai žiniaraščių generavimas. Taigi tam tikro lygio tai ten galima, čia to dalyko nėra. Taip, dar Mindaugas klausia, kaip pasišėrinti darbinį failą galėtų dirbti keli žmonės. Dabar situacija yra tokia. Tai va čia yra viršui irgi beje, kiek video prisižadėjęs būsiu pasidalinti, svarbiausia neužmiršti. Turiu visiškai pilną video apie kaip veikia collaboration įrankiai. Tai va čia dešiniai pusėje yra share. Ir mes galim jį pasišėrinti. Dar išsaugokim kur nors. Taip, test dalinuosi. Tai
vienas iš būdų yra tiesiog paspausti share, išsaugoti projektą Trimble Connect'e ir jisai atitinkamai turėtų, to jisai pažiūrim ar suvirškins. Okay. Okay, jis to dabar išsaugos, va, rašo saving, toje sekundę palaukim. Ir tą video irgi mesiu, svarbiausiai, kad neužmirštim. Ir pamėginom leisti, taip, saving. Ta virtuvė, man atrodo, biškai buvo čia didesnė. Sekundę palaukim. Ir tada. Šiaip beje irgi čia gal eina pats darbo principas ir kaip SketchUpas sukasi, tai kaip webe, kaip naršyklėje, sakyčiau, stebėtinai gerai. Yra produktų, kurie pradeda laginti nuo pirmų akimirkų dirbant paprastai, o čia turint omeny, kad dirbant naršyklėje, tai sakyčiau, labai neblogai. No, come on. To jisai išsaugos. Dar pilna versija greičiau išsaugo ir kad lieka lygdant su naršyklė. Jo, atsakymas būtų taip, dėl labai paprastos priežasties. Kai mes, čia ne tik SketchUpas, čia iš esmė yra tokia. Jeigu mes seivinam tiesiai kažką į cloudą, tai iš esmės gaunasi tą failą turi užuploadinti į cloudą. Nesvarbu, ar jūs turite specializuotą sistemą, ar turėtumėte ten OneDrive, Google Drive ir panašiai, bet atsakymas yra, kad jo, užuploadinimas tiesiog kainuoja laiko, bet kurių sistemų, bet kurio darbo. Jeigu jūs dirbate tik lokaliai, grinai komp ir tik išsaugojimas, tai realiai jokio skirtumo. Turiu minį, ar tai bus naršyklinis produktas, ar bus instaliuotas produktas, ar tai bus Mac'as, ar tai bus Windows'ai, jie išsaugos vienodai greitai. Tai čia iš esmės butelio kaklelis gaunasi tik dėl uploadinimo pačio. Ok, tai va, pašėrinam, pasirenku pavyzdžiui view model, visi gali žiūrėti, spaudžiu copy link, įmetu linką į chatą, pamėginkite paspausti ir jums turėtų atsidaryti šitas modelis ir atitinkamai turėtų jums rodyti. Patvirtinkite, beje, jeigu kas nors pasimėginsit, čia jūsų labai nemažai yra, tai gal kažkas tikrai paspaus. Paspauskite, pažiūrėkite, ar veikia. Ar leidžia pasižiūrėti modelį. Va, matau, pažiūrėkite, tie, kas matot, va. Tai visi jungitės prie modelio, tai aš esu naršyklinį versijai, jūs dabar esate naršyklinį versijai, jūs neturite modeliavimo įrankių, bet jūs realiai galite pilnai žiūrėti ir aš galiu jums parodyti. Aš galiu įsijungti arba išjungti, kad rodyti jūsų kursorius. Ir mes galim dabar pasitardami, pasižiūrėti, jūs spaudžiat ir sakot, čia norėčiau pasižiūrėti, čia norėčiau pasižiūrėti, čia. Beje, pastebėjote, kai šėrinau, dar jeigu leisime iš naujo pašėrinti, buvo klausimas, prie share settingso yra view model arba yra view scenes. Tai atitinkamai, jeigu paspaušiu view scenes, nežinau, view scenes greičiausiai jūs leistų ir pasinaudoti scenom, o dabar visi dinginėt. Čia gal pažiūrėsiu, gal iš naujo pamėginkit pasijungti, gal linkas čia gal netgi pasikeitė, pasižiūrim. Ne, nepasikeitė. Tai view scenes greičiausiai jums leis tik tais žiūrėti scenas ir atitinkamai per scenas eiti, kur aš esu paruošęs. Tai realiai gaunasi, kad mes galim kartu darbuotis per scenas arba atitinkamai darbuotis projektą. Žiūrėjau, geras dalykas, tiesa, iš tos pusės žiūrint, iš to collaboration dalies žiūrint, tai realiai kol kas konkurencingų projektų taip, kad tiesiog browserėje ar SketchUp pilnoje versijoje ar iPad'e galėčiau paspausti share ir pasikviesti žmonės, kad pasižiūrėkit, ką darau. Tai kol kas nelabai mačiau, kad taip gražiai nors būtų įgyvendinta. Greičiausiai visi paseks to pavyzdžių, bet kol kas čia yra vienas iš tokių geresnių pavyzdžių. Tai reiškia, galutinis rezultatas pas manęs gali būti DVG, gali būti FBX, gali būti STL, gali būti paveiksliukai, SKP failas ir aš galiu tęsti darbus bet kurioje kitoje programinėje įrangoje. Tai čia, kaip ir minėjau, čia nuo ko ir pradėjau šitą webinarą. Tai nereikia šitą produktą žiūrėti, kad jis dabar turi pakeisti jūsų kažkokius naudojamus produktus. Realiai, versija skirta yra prisijaukinti, suprasti, ar tai yra tinkama ir patogi darbo eiga. Ir po to, kai pasieksite tam tikrus limitus, žiniaraščiai, papildomi modeliavimo įrankiai, įvairūs pluginsai, nes šie pluginsai nesirašo extensionai, limitas trukdo su Warehouse dirbti, tada laikas jau galvoti, gal man reikia kažką daugiau. Bet kaip startinis dalykas pasimėginti, pasižaisti ir prisijaukinti
mano akimis labai labai neblogas reikalas. Nu, va, mes čia taip koncentruotai, sakyčiau, su tokiu tempeliu, bet mintį, manau, vis tiek pavyko iškomunikuoti. Sakykite, ar turite dar kažkokių klausimų, pastebėjimų? Tai dar nepabėgit. Dabar klausimų turit, bet dar nepabėgit sekundę. Šiaip bendroji sumoji. Trumpą komentarą, jeigu galite, ar įrankis pasirodė vertas dėmesio išmėginti jūsų akimis. Šiaip beje irgi tiesa, čia ko dar prašysite. Modelius, kaip ir minėjau, galite tęsti, kad ir ką naudojate. Revitą, Rhino, Vectorworks, iš esmės visus projektus galima toliau tęsti, galima iš ten pasimti. Jis toks labai labai įdomus reikalas. Irgi beje, dėl pačio panaudojimo. Tai nuoširdžiai, kadangi daug metų dirbu apskritai su modeliavimo programinėm įrangom, tai SketchUpas randa vietą ir labai didelėse įmonėse, kai reikia labai greitai priimti smulkius sprendimus ir tiesiog greit pasibraižyti. Turime puikių pavyzdžių Lietuvoje, kur tikrai gigantiškos įmonės naudoja SketchUpą. Tiek gamybos įmonės, tiek architektūros, tiek interjero studijos ir pilna hobistų naudoja SketchUpą. Tai šiaip bendroji sumoji SketchUpo bendruomenė tiek Lietuvos, tiek pasaulio yra labai labai nemaža. Ir aš vienas iš tų, kur labai mėginu tą bendruomenę sujudinti, kad kuo daugiau darbuotis. Taip, dabar dar vieną noriu polsą paleisti. Taip, palaukit, neįsilakstykim. Va. Noriu dar vieną polsą paleisti. Ką toliau rodyti? Iš esmės visą laiką aš turiu krūvą minčių, krūvą temų, stengiuosi apjungti, aprodyti ir panašiai, kaip sakant, kiek įmanoma šviesti mūsų specialistus, bet vietomis gaunasi, kad temą reikia sugalvoti, norisi kaip ir iš savo pavyzdžių, bet gaunasi, kad temą, kai sugalvoju ir patiki per savo perspektyvą ir savo patirties, ką dirbai su klientais. Bet kai žmonės pasako, ko jiems reikia, tai gali labai labai tiksliai parodyti ir spręsti tam tikrus momentus. Tai paprašysiu užpildyti patį polsą ir atitinkamai parašykit kokią temą, gal, kaip sakant, labai labai pataikyt galėtume kitam kartui. Tai va, kaip ir minėjau, įrašas bus. Pamėginsiu tas nuorodas surinkti ir sudėti, va, kai YouTube'ai bus, prie komentarų sekcijos įdėsim, bus labai, labai, labai paprasta po to atsekti. Siekite, matau, rašo Diana, viskas labai paprasta, kai jūs darot. Ir jums bus paprasta. Čia, žinokit, čia pripratimo reikalas. Tiesiog, paspaudinėsite 1, 2, 3, 4 vakarą, visai kitaip atrodys. Taip, rašo Valdemaras, ar bus galima gauti įrašą. Jo, įrašas tikrai bus, prasiūs. Tai ką, tada palinkėsiu gero likusio vakaro. Kai turėsite laiko noro, galite SketchUpą pasimėginti, pasispaudinėti. Temų parašėt kažką, tikrai iš tų temų atrinksim kažką įdomaus, parodysim. Tai dar kartelį ačiū visiems, gero likusio vakaro. Kai čia turim savaitės vidurį, tai smagiai užbaigite savaitę ir tada sakau, iki kito karto. Visą.